Labas rytas ir sveikinuosi su jumis dėl ko? Ogi dėl to, kad laukia nauja kelionė. Tai šį kartą keliaujame šiauriau, ne per toliausiai, ir tai yra Airija. Tik keliausime čia, aišku, ne į Dubliną, o keliausime kažkur kitur. Vadinasi, važiuosime į atokesnes Airijos vieteles, kaimelius ir pasižiūrėsime, kaip gyvena airiai, ne taip, kaip, sakykime, tikėtumėtės iš didžiųjų miestų. Tai varom dabar link oro uosto, sėdam į lėktuvą ir tuoj būsime ten. Let's go. Tai kadangi prie vartų jau čia oro uoste nusidriekė eilė, tai galvoju tiesiog truputį palauksiu ir papasakosiu trumpai, kasgi laukia šitoje kelionėje. Tai per 4 dienas Airijoje bandysime pamatyti vienas gražiausių vietų visame Wild Atlantic Way maršrute. Nuo beveik 6000 metų senumo Dolmeno Buren regione iki Cliffs of Moher saulėlydžio. O tada keliausim į Dingle pusiasalį, kuris, man atrodo, yra viena gražiausių vietų visoje Airijoje. Tai kelionė laukia tikrai tokia gana išskirtinė, daug laukinės gamtos ir mažų miestelių, kaip ir minėjau prieš tai. Tai atrodo labai faina ir gražu, tad laukia labai įdomus vaizdai. Nu, o dabar keliaujam po truputį į eilę ir einam į lėktuvą. Tiesa, dar atsiminiau, kad vienas irgi įdomesnis dalykas, jog išsinuomavom automobilį, tad irgi teks vairuoti eismu kitoje pusėje. Tai irgi šioks toks, sakykime, išbandymas čia, bet manyčiau, kad įveikiamas. Jeigu tai pavyko Japonijoje, tai pavyks, tikiu, ir čia. Tai laukia, manau, tikrai įdomus tripas. Na ir tiesa, svarbiausia tai, kad parodysiu, kurios vietos tikrai vertos sustojimo, o kur galima tiesiog nešvaistyti laiko. Kaip šiuo atveju, manau, tai yra Dublinas, kuriame mes neapsistosime, o tiesiai važiuosime iš jo į tuos mažesnius miestelius. Let's go! Good morning, Ireland! Tai viskas, mes dabar jau atvykome į Dubliną. Oras yra ganėtinai geras, svarbu nelyja, matos šlapia, bet viskas čia okei. Dabar mūsų tikslas yra keliauti link Sixto automobilių nuomos, pasiimti automobilį ir važiuoti jau į Airijos vakarus, kur toliau keliausime iki lankytinų vietų ir šiek tiek daugiau pamatysime jau tos laukinės gamtos ir išlysim iš pačio miesto šurmulio. Ar likti Dubline keliaujant 4 dienas kaip mes? Geriau važiuoti į vakarus, būtent taip kaip darom mes, ir pamatyti tenai gražius, natūralius vaizdus. Tai va, darykite taip kaip mes ir bus viskas gerai. O dabar keliaujam toliau link automobilių nuomos ir važiuojam, kaip atrodo nuostabioji Airija. Rakčiukai jau mano rankose ir aš matau, kad greičiausiai nebe ten, nes Agnė nuėjo į šoną, einam ieškoti savo Seato. Ir ar Seatas yra šis mėlynas Seatukas? Mes turime mėlyną Seatuką. Nu ką, važiuojam į Airijos vakarus. Ne, dar prieš tai gal nuvažiuosim kažkur
Pasimti kavos gal kokios. Jo, Arba dozės. kažko už ką. Reikia dozės. Reikia dozės. Gerai, viskas, varom, lipam į mašiną ir važiuojam. Važiuojam dabar iki prekybcentro kažkokio, nes šiaip tai atsiminėm, kad yra viena problemėlė. Kaip mes pasikrausime savo daiktus, telefoną ir visą kitą, nes čia kištukas tai visai kitoks yra pasirodo. Tai, žodžiu, važiuojam šitą problemą spręsti, tikėkimės, kad rasim tų adapterių ir tuo pačiu tada dar galėsim atsigerti kavos. Kavos labai reikia. Agneva sako McDonald's, nežinau, kiek čia to McDonald'o mes ar kažko kito surasim, bet, žodžiu, važiuojam pirmos turistavimo vietos, tuo pačiu ir apsiprasti šiek tiek su kita eismo pusė. Turim Seatuką, mažiuką mašiniuką, bet man atrodo, kad kaip tik gerai, nes turėtų, tikėkime, būti ekonomiškas. Tai varom dabar, žodžiu, ieškoti savo tų socket adapters. Ir man reikia sukti į dešinę. Agne, parodyk mūsų laimikį. Laimikis. Ne šitą, va šitas. Yes, mes turime savo šitus adapteriukus. Bus su USB ir Type-C. Nu, bet svarbu, kad radom. Tai pas mane irgi laimikiai čipsiukai ir VitFit. Kad nuo čipsiukų irgi truputėlį būtume vis tiek fit. Tai, nu, žodžiu, mes labai taip sveikuoliškai apsipirkom pusryčiam. Ir varom dar į Maką. Nu, žodžiu, fantastiškai fit bus. Ne? Jo. Tai va, nu, vėliau susitvarkysim šitus maisto reikalus kažkada. Dabar ant masės, o vėliau ryškinsim. Va. Einam ant masės. Valgom super fancy pusryčių meniu McDonald's. Oh yeah. Nemaža. Gerai. Valgom toliau. Nu ką, papusryčiavom savo sveikuoliško maisto, toliau sėdim jau mašinoje, valgom kažkas čipsiukus. Labai, žodžiu, healthy food, healthy life. Tai gerai, viskas, dabar susivedėm adresiuką ir važiuosime iki pirmos vietos, tai yra Pulna Brown Dolmen vieta, tai kur yra kalkakmenio akmenys tokie sudėti ir jie ten irgi jau žymi ten, nežinau, 5000 plus metų savo buvimą. Tai vat važiuosim pažiūrėti, kas ten per vieta. Čia nežinau, kažkaip irgi kiek skaičiau, kad 80-aisiais buvo rasta ten daugiau nei 10, gal net keliasdešimt kūnų, kaulų, gal taip reiktų pasakyti, likusių toje vietoje, tai tikėtina, kad ten kažkokia kaip galbūt buvo laidojimų vieta, aukojimų vieta ar kažkas tokio. Tai labai įdomu, kas čia per vietelę ir bandom ją pasiekti. Tai keliaujam ir pasižiūrėsim, kokie čia tie vaizdai aplinkui, kurie turėtų būti gražus ir veriantys akį. Tai važiuojam. Žiūrim.
pasukę jau esam nuo greitkelio, dabar grinai važiavom jau tokius airiškus kaimelius, kur yra keliukai siauresni, daug gamtos, medžių, žalumos, akmenų daug, jo, pasiekėm dabar jau irgi vietas, kur yra tokie kalnai, visiškai iš akmens nieks neauga, tiesiog akmeninės tokios kalvos didelės, sakykime, taip, tai labai įdomiai atrodo, kadangi mūsų pirmas kartas Airijoje, tai tikrai faina, toks grynai iš filmų tas vaizdelis. Tai toliau važiuojam iki savo tos numatytos Dolomito vietos, tų akmenų tokių primenančių portalą ar stalą, ką jau ten įsivaizduosi, taip turbūt reiktų įvardinti, tai liko dar maždaug pusvalandis, bet labai faina irgi, kad taip pat važiuojame lydimi saulės. Tai aišku, būna visko, čia važiuoja, tai saulė šviečia, tai palyja, tai vėl saulė šviečia, bet tikrai nemaža dalimi tos saulės turim ir tai tikrai džiugina. Tai tikėkime, kad jinai mus palepins ir toje vietoje prie tų akmenų, nes būtų visai faina nebūt su litim. Tai va, žiūrėsim, kas tengi smagaus, o aš toliau bandau vairuoti šiuose siauruose keliukuose. Nu jau atvarėm, žodžiu, į savo šitą pirmąją lankytiną vietą, einam link tų akmenų dabar, tai vėjukas toks, tikrai nemažas, tai tikiuosi, kad garsas geras ir viskas okei. Užsidėjau irgi dar ant kaklo tą tokį šalikėlį, nes galvoju, kad kažkaip čia nežinau. Tai, žodžiu, bandom dabar pasiekti, yra čia keletą žmonių, kurie irgi matosi atvažiavę čia, nes keliukas toks irgi įdomus, labai gan siauras, kaip ir matėt video. Tai su mašinom kol prasilenkė, toks, įdomi patirtis, bet viskas tikrai gerai. Ir ką, ir einam pažiūrėti tą lankytiną vietą, kurį aš jau matau, labai atrodo tiesiog akmenis tarp akmenų, bet okei. Jo, vaizdas, tikrai Agnė teisingai sako, vaizdas važiuojant iki šitos vietos yra tikrai vertas, nes labai daug pamatai kitokios gamtos, aplink pravažiuoja įdomių kaimelių, daug tokių tų kalkakmenio vietų, matai kalnų įvairiausių, tai tikrai įdomu, manau, kad netgi įdomiau negu atvažiuoti iki pačio objekto, bet kad jau atvažiavam iki jo, keliaujam ir toj parodysiu. Jo, einam užsičekint, Agne, ne? Užsičekinam. Valiau, einam, tuoj būsim, tuoj parodysiu. Ir tai yra jis, štai jis, taip, tai yra jis, štai čia, dar galim priartinti, kad toks būtų, bet tai kažkaip čia neišeis, gal turbūt priartinti. Tai pirma stotelė mūsų pasiekta Pulnabraun Dolmen. Ir ši vieta yra visiškai laukinė, kaip ir matot, čia visiškas laukas, aplink tik akmenys ir šie akmenys. Atrodo, lyg kažkas būtų tiesiog palikęs milžinišką akmenį varto vidury visiškai tuščio kraštovaizdžio. Tai tokie dar, sakykime, įdomus faktai apie jį, tai vienas žymiausių Airijos megalitinių paminklų ir vienas seniausių datuotų megalitinių monumentų Airijoje. Jis datuojamas maždaug 3800–3200 metų prieš Kristų, taigi jam apie 5200 arba 5800 tame tarpe metų. Tai kaip ir minėjau anksčiau, 1980-aisiais archeologai čia rado apie 33 žmonių palaikus, tad tikėtina, kad ši vieta buvo naudojama kaip laidojimo ar ritualinė vieta. Ką, grįžtam į savo tačkelę
ir važiuosim į savo viešbutuką, kurį esam irgi užbukinę, į Dulin miestelį. Taip, Agne? Dulin miestelį varysim su savo sietuku ir tada tenai galėsim truputėlį pačilint. O pačilinę, pailsėję, važiuosime pasitikti saulėlydžio, jeigu švies saulė. Tai gerai, varom dabar pasižiūrėsim, kaipgi tas miestelis mūsų atrodo, nes bent jau iš nuotraukų tai atrodė tikrai labai fainai, labai jaukiai ir labai taip airiškai ir filmiškai, pavadinkim taip, nes tikrai unikalu buvo iš tų nuotraukų. Tai tikėtina, kad taip bus ir realybėj. Taip, varom kartu pasižiūrėsim. Tai taip, bet ir važinėjimas čia. Šviečia saulė, nebešviečia saulė. Tada palyja šiek tiek. Ir aš posūkį praleidau. Apsisukam. Va taip, taip ir būna čia. Ai, nusukėlė. Ok, važiuojam tiesiai. Čia truputėlį kažkokį apsukimą parodys, bet esmė tame, kad orai čia yra permainingi kaip ir mano vairavimas. Sukam kažkur čia. Opa, į kalną važiuojam. Va taip ir važinėjom kaimeliai, žodžiu. Su saulė, su lietum ir su gera nuotaikėlė. Mūsų vieta jau šiaip yra visai netoli. Liko porą kilometriukų ir mes būsime jau beveik vietoj. Tai va, kadangi kol čia šnekėjau, leidau posūkį, tai truputėlį mes čia grįžtam atgal į kelią. Visai netrukus būsim savo Dulin miestelyje. Route 66, Highway 1955, Cadillac Coupe de Ville just came alive, top down wind in my hair. Važiavom ir privažiavom savo šį Dulin miestelį, labiau tokį, sakyčiau, kaimuką, bet su labai gražiu kraštovaizdžiu, labai gražiais namais ir labai įdomiais pubais, į kurį vieną iš jų mes ir nukeliausime dabar. Atrodo tikrai, matau, jau šoną autentiškai, taip grinai airiška tipo pubas, juodas iš išorės, toks su medžiu, tuoj pat parodysiu. Sekundėlę, mašinų nėra, gerai, galim patai, va, žiūrėkit. Va, toks gražus visas pubas, į kurį mes bandysime užeiti ir pasižiūrėti, kągi tenai galime rasti gerą. O kraštovaizdis čia, sakau dar kartą, wow, va ten visas vaizdas, fantastika, viskas gerai, einam, varom. There you go. How are you doing? Good. Tai jau viduj čia O'Connor pube, labai faina, labai visi draugiški, bare irgi užsisakiau dabar mum gėrimų, maistelio, tai labai fainai viską pašnekėjom, gerai, sako, no problem, nes žmonių yra, bet ateina tiesiog prie baro, užsisakai viską ir sakė, tada maistas ir gėrimai atkeliaus. Aplinka pati tikrai autentiška, kaip ir rodžiau iš išorės, labai fainai ir turbūt verta paminėti dėl to pačio draugiškumo, kad tikrai žmonės labai draugiški. Jo.
Bet tokio gero aptarnavimo, kur saugumo, tokie... Jo, bet kur nais, ar į parduotuvę, ar dar kažkur, visi su šypsena pakalbina, jau tam, žinai, geros dienos palinki ir panašiai. Tai labai faina, tikrai labai gerai nuteikia ir dar atvažiavusi tokį kaimuką miestelį. Tikrai gera. Miestelis, parodysim vėliau. Jo, parodysim vėliau pavalgę, dar nueisim, pasidėsim daiktus, įsikursim pilnai ir galėsim šiek tiek pabedzinėti, pavaikščioti čia iki vakaro, o vakare bandysime važiuoti, pasižiūrėti nuo Skardžių saulėlydžio, kuris, kaip ir minėjau, gali būti, bet gali ir nebūti, nes, kaip ir matėt, čia tai saulė šviečia, tai lyja. Tai jo, tai ar mes kažką čia pamatysim, nežinia, paliekam tai likimui, bet kokiu atveju tuos Skardžius tikrai pamatysim ir pasižiūrėsim. O dabar laukiam toliau savo maistuko ir aliuko, ginesiuko, ten viską, tai žodžiu, labai nice. Gerai, pasimatysim netrukus prie maistelio. Viskas nerodom jokių čia reklamų. Maistas atkeliavo, pasiėmiau, žodžiu, steikiuką, sakiau, reikia šiek tiek pasilepinti, o Agnė pasiėmė fish and chipsų ir čia labai įdomi tai, kad bent jau taip, kaip parašyta meniu, tai žuvis yra tiesiog ta, kuri dienos žuvis. Tai turėtų būti šviežiai pagauta kažkokia žuvytė alaus tešloje. Tai manau, kad bus tikrai gardu. O kaip bulvytės, Agnė, gerai? Gerai, super. Matau iš reakcijos, kad super. Net žinau, kad pats negirdžiu, ką šneka, bet turbūt super. Žiauriai gerai. Sakė žiauriai gerai, tai manau, kad irgi girdėjot šitą. Nu tai viskas. Skanaus mums. Ir einam pavalgyti, nes jau tikrai visai noris po McDonald'ų ir čipsų valgymo kažkokio normalaus maistelio pavalgyti. Tai viskas. Keliaujam valgyti ir to netrukus pasimatysim su kitais vaizdais. Dar vienas faktas, dėl ko verta čia atvažiuoti į tokius kaimelius ir į tą visą laukinę gamtą, tai yra tiesiog, nes tu važiuoji ir yra tokia, pavyzdžiui, pilis ir ten yra vandenynas ir visur, kur pažiūrėsi, laukai, kažkiek namelių, viskas. Realiai, daugiau yra tiesiog nuostabi gamta. Tai atrodo tiesiog kažkur pavažiavai, paėjai, stoji, fotkini ir filmuoji, nes vaizdai tiesiog atima žadą. Tai nice visai. O mes beje keliaujam toliau iki tų Skardžių, kuriuos sakiau, kad važiuosime vakare, kai pasitiks saulėlydžio, bet vis dėlto bevalgydami nusprendėm, kad reikia pasidžiaugti saulę, nes prie jos tikrai gražiau ir žaliau atrodo visa gamta. Tai tiesiog sakėm, važiuojam dabar, pamatysim tiesiog, kaip atrodo vaizdas nuo tų Skardžių su saulyte, o paskui tiesiog galėsim ramiai vėl grįžti į savo tą miestuką ir kaimelį ir pasivaikščioti tenai ir pasipatyrinėti, kasgi gero gali būti ten tame miestuke. Tai važiuojam dabar iki Skardžių ir pasižiūrėsim, kaip saulės spinduliuose atrodo ši nuostabi Airijos gamta. Kokių, nežinau, maždaug
10-15 minučių reikalas ir mes jau realiai atvykom nuo savo to miestelio iki to Cliffs of Moher. Taip, tai Cliffs of Moher, taip. Atsimenu, pradžioje sakiau Mover kažkodėl, nes netai perskaičiau, bet sorry, not sorry. Tai esam jau šičia, vėjas košia kosminis, bet sakėm, kad ko gero laimėjom loteriją dėl oro, nes tiesiog šviečia saulė, debesų tik tai keli. Dabar irgi čia susimokėjom 30 eurų, tai yra po 15 eurų žmogui už įvažiavimą į parkingą. Gavom tokius QR kodus ir dabar ausyse po ausinuką klausom dabar apie šitos skardžius, groja airišką muzikėlę, fantastika tiesiog, tai tiesiog neįtikėtina iš tikrųjų, kai tokiu oru gali čia būti. Tai einam, jau matau kažkokius kontūrus šitų skardžių, einam pasižiūrėti ir to parodysiu ir jum, kur manau, kad iš anksto galiu pasakyti, kad rekomenduoju čia atvykti, nes vaizdai yra fantastiški. Ja. Ko gero nesumeluosiu pasakydamas, kad matei Hario Poterio bent jau vieną dalį, tai tikiuosi, kad matei ir Haris Poteris ir netikras princas. Tai buvo viena ten tokia scena, kai Haris su Dumbledoru kartu vyko ieškoti Horokruxo ir vienas iš jų buvo paslėptas olose. Tai guys, čia yra ta vieta, kurioje buvo filmuota ši dalis. Tai, nice, netikėta, tikrai kažkaip nebuvau pasidomėjęs šito faktu ir atsidūriau ten, kur mačiau vis ne kartą per filmę. Tai, sorry, labai vėjas pučia, tikiuosi, kad viską girdit gerai, bet tikrai, nepakartojamas vaizdas, ypatingai dar šviečiant saulei, tai labai faina. Tai kaip ir sakiau, rekomenduoju čia atvykti, o mes einam toliau pasivaikščioti takais ir paklausyti, ką čia jau šnibžda kažkoksai tai žmogus, kuris pasakoja apie šitas vietas. Super. Vieta gali būti kažkam ir amžinai įsimintina, bičiukas ką tik pasipiršo. Va šitas bičiukas su šortukais sakė, will you marry me? Ir mergaitė sakė taip. Ir Agnė taip pat viską jam žino, visi laimingi, patenkinti. Saulės akivaizdoje vaikštom po klifą. Tai yra po skardžius. Šiaip iš tikrųjų labai fainai atrodo. Kiekviena pusė, kur benueisi, yra neįtikėtinai graži. Vandenyno purslai, besidaužantis į uolas, tiesiog irgi gniaužiantis kvapą. Tai nežinau, jeigu jūs planuojate atvykti į Airiją ar buvote tik Dubline, tai nežinau, ką jūs savo galvojat, nes čia yra būtent tikroji Airija, kurią reikia atvykti ir pamatyti. Gerai, mes einam toliau vaikščioti po šitos keliukus. Tada nežinau, kiek čia dar pavyks, bet manau, kad kokį dar pusvalanduką, kiek daugiau ir tuomet jau keisim link mašinos ir važiuosim į savo miestelį. Tai
einam dar pasidžiaugsim keletą akimirkų šitais nuostabiais vaizdais. Ok, tai čia, kur ką tik filmavau, rodžiau, galvojau, kad kažkaip pilis ar kažkas tokio, tai čia vis dėlto yra tik tai apžvalgos bokštas, kuris buvo pastatytas 1835 metais vietinio žemvaldžio Briano. Tai tiesiog, kad, žinai, pasigrožėti, užeiti, pasigrožėti tenai vaizdais, kurie atsiveria iš to apžvalgos bokšto. Tai kaip rašo dokumentuose ir atsiminimuose, tai jau ir tais laikais žmonės labai atvykdavo čia pasigrožėti gamtą. Tai va, tai toks trumpas faktelis, o mes keliaujam toliau. Darise, Salyte, užsakiau orus, dalis tavo gimtadienio dovanos. Matai, kas čia? Kainavo brangiai. Oras kainavo brangiai. Oras kainavo brangiai. Nupūsti yra lygiai. Jo. Bet ko žmona dėl vyro nepadarė? Taip, turiu nuostabią žmoną. Tai va, ir kuklę labai, taip. Tai va, einame su nuostabia ir kuklė žmona šiais keliukais ir šiais vaizdais pasižiūrėti iš aukščiau, kaip atrodo tie vaizdai. Pasiekėm galutinį tašką, kiek kur buvo parašyta, jau viskas, daugiau negalima praeiti. Tai atėjom, pažiūrėjom dar iš vienos pusės šitus moher skardžius. Ir viskas, sakėm, keliaujam tada iki savo automobiliuko, košiant vėjui, bet šviečiant saulei. Ir toliau keliausime link, kaip ir minėjau, mūsų šito miesteliuko, kur laukia mūsų viešbutis ir įsirengimas tenai. Tai manau, kad pasidėsim daiktus ir keliausim gal dar šiek tiek pavaikštinėti po miestelį ir tada jau keliausim, manau, pailsėti, pamiegoti, nes šiandien miego buvo gal kokios tik tai 3 valandos, Agnė čia rodo 4 turbūt. 3 rodo. Jo, tai apie 3 valandas kažkur miego, taip jau gavosi, tai noriu šiek tiek ir pailsėti. Bet dar pasistengsiu kažką čia parodyti iš šiandien dienos, o paskui jau po truputį kelsimės į kitą dieną. Bet aišku, čia viskas pas musgi greitai, čik čink, blink blink ir būsim jau kitoj dienoj. Tai gerai, varom dabar link mašinos ir važiuojam į savo miestelį. Nugi, ką mes gavom, koks kambariukas čia viską žiūrim. Šiaip didelis kambarys. Čia yra dušas, o čia turim tokias lovytes, žodžiu, viens su kitu kojytėm pasimojuosim ir atsigulsim. Bet šiaip tai nice, kambarėlis, viską, va. Kelių, Agnė, va, šiaip vietos tikrai nemažai, tai super. Eisim, įsikursim ir tada pasižiūrėsim, ar dar keliausim dabar
į laukelį praseit, ar truputėlį ištiesim kojas ir tada vakare jau keliausim į pubą ir pažiūrėti, kas ten smagaus vyksta. Lyg tai turėtų būti ir live music, tai yra gyva muzika. Tai pasižiūrėsime, ar iš tikrųjų jinai ten bus ir koks vaibelis ten laukia. Gerai, viskas, einam ruoštis, pakuotis ir grįšiu šiek tiek vėliau. 2 hours later. Oi, truputėlį numigta buvo valandėlę kitą, pamiegota, nes visiškai atinginėjo, tai atvarėm, čia sakė, bus gyvo garso koncertas, tai atėjom dar spėjom ant poros dainų, nežinau, čia vyriukas galbūt jau dedas daiktus, man atrodo, tai jo, ant poros dainų spėjom, tai bent jau tiek. Ateinant, sako, gal valgyt kažką, sako, virtuvė dirba iki 9, tik tai dabar šiaip nėra, ten kažkoks labai daug laiko, tai dabar realiai pusė 10. Tai va, atrodo, kad būtume visą naktį pramiegoję, nors taip ir nėra. Bet, nu, okei, vis tiek pasėdėsim, pabūsim ir tada, nežinau, eisim vėl toliau miegoti. Išsimiegot normaliai, kad rytoj turėti daug jėgų ir pasitikti dieną jau stipriai, gerai ir pilnai aktyviai. Tai pasibūnam šitam labai fainam, jaukiam Fits pub ir viskas, miegoti ir tada už kelių akimirkų grįšiu su kita diena ir kitom kelionės akimirkom. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine time, it keeps me searching for a heart of